Labadiena. Penktadienį Europos akcijų biržose vyravo pozityvi prekyba. JAV biržos indeksai taip pat švietė žaliai. Europos biržos aukštyn vedė žaliavų sektoriaus bendrovių akcijos. Tai buvo trečias mėnuo paeiliui, kuomet Europos biržos indeksai fiksavo teigiamus mėnesinius pokyčius. Baltijos šalių akcijų rinkoje nuotaikos buvo netokios pozityvios. Sėkmingiausiai sekėsi Vilniaus biržai, kurios indeksas sugebėjo pakilti beveik 0,9%. Tuo tarpu Rygoje ir Taline aktyvesni buvo pardavėjai. Vilniaus vertybinių popierių biržoje baigianti savaitė buvo fiksuotas didesnis investuotojų aktyvumas. Apyvarta siekė beveik 2,8 milijonai litų, sudaryta 970 sandorių. Net 5 bendrovių akcijomis sudarytų sandorių vertė viršijo 200 tūkstančių litų. Tokie Vilniaus biržoje skaičiai seniai matyti. Birža penktadienį papuldo naujienomis. Penktadienį buvo paskutinė diena, kuomet emitentai privalėjo paskelbti ketvirtinės ataskaitas. Tačiau naujienų srautas nebuvo pagrindinė priežastis teigiamai veikusi rinkas. Greičiausiai investuotojai pagaliau pradėjo tikėti galima krizės pabaiga ar bent jau artėjimo dugno link. Nors Lietuvos birža neženkliai veikia įvairūs statistiniai rodikliai, tačiau į paskelbtus padidėjusius vartotojų pasitikėjimo ir ekonominio vertinimo rodiklius reikėtų atkreipti dėmesį. Jie yra pirmieji signalai, kad ekonomikos nuosmukis artėja dugno link. Lietuvos ekonomika yra paremta vartojimu, todėl vartotojų nuotaikos yra svarbios tiek visai ekonomikai, tiek be abejo ir prekybai biržoje. Talino biržoje nuotaikos nebuvo pakilios. Biržos indeksas koregavosi žemyn, prekyba buvo pasyvi. Pagrindinės biržos bendrovės pokyčių nefiksavo, o indeksą žemyn nustempė mažiau likvidžios kompanijos. Tiesioginių sandorių nebuvimas sugrąžino Rygos biržą į įprastas vėžes. Apyvarta siekia 19 tūkstančių litų, atlikti 88 sandoriai. Lietuvos ir Estijos biržoms gali prireikti laiko grįžti ir normales vėžes, tuo tarpu Rygos biržoje jokios šviesesnės perspektyvos nenusimato. Reikėtų pasvarstyti, ar birža Latvijoje išvis reikalinga. Gal ją verčiau likviduoti, o bendrovės perkelti į Vilniaus arba Talino prekybinius sąrašus. Šiandien naujienų tiek. Viso geriausio.